Tai visų sekėjėlių džiaugsmui Gediminui atsisuko karma. Didžiu liūdėsiu noriu jums pranešti apie karjeros pabaigą. Užkniso visos šitos situacijos, atsibodo šitie filmavimai. Nebegaliu gyventi su jūsų blogais komentarais. Ir va, gyvenimas. Važiavom, filmuoti, gerą, išlygintą kelią. Jų maldos buvo išgirstos. Užsižiūrėjau, į veidrodėlius nepažiūrėjau ir tiesiai į Provėžą įvažiavom. Bet tai kaip nors gal išgyvensim, dar turim pasislėpti, pasidėję kelias karmos taškus, išsikvietėm ūkininką čia vietinį. Turėtų atvažiavęs kažkaip ištraukti šitą viliuką. Ta kamerikė biškį paslėpti, kad neatrodytų žmonėms specialiai, žinai. Kad neatrodytų, kad čia tipo specialiai nušokom. Techninė tai klaida buvo tokia, kad man nereikėjo vienas dalykas Sauliaus pasiūlytas skanaus kumpiuko valgyti. Važiuojant ir reikėjo važiuoti va, būtent čia, kaip mes ir atvažiavom. Važiuodami ir pravažiavom ir nieko neatsitiko. Bet čia šitoj vietoj kažkur, mūsų traktoriukas. Karmos taškai veikia. Čia iš tos serijos, ką visą laiką reikia vežiuotis miškininkui mašiną. A tava geriau, o mano? Nuvažiavau, grįžtams atgal atbulinį užsižiūrėjau, pist numetė viskas. Dabiškai. O pas tavį yra kilpa pačiu? Arba ne, žiūrėk, va. Kas kilpas, aš užmaus ant to kablę viską. Karma. Antrą kartą su tą mašiną sėdžiu. Nesunkiai, bet jau pats nelabai. Kiek skoluoji? Nieko nereikia. Bet vis tiek va, dirbam visoje Lietuvoje, įsisaugojęs ūkininką numerį realiai vietinį, atvažiavo per kiek čia, per 15, per 10 minučių, ne? 15 minučių atvažiavo ir ištraukė, nebuvo taip, kad paskambinau ir reiktų kažkur velniop, aš tavęs tikrai netrauksiu. Tai reiškia, karma yra, ne? Luktel. Luktel, biškį. Bent jau vaikam ledų. Dėkui. Daviau pinigų, sakau, bent jau vaikam ledų. Ir maišelį padovanojau Vizoną. Tai ką čia mes turim dabar? Įdomią situaciją, kodėl mes čia atsidūrėm. Mūsų padanga stovėjo čia įkritę buvom. Dabar svarbiausia, kad tas traktorius pats čia neusėstų. Nes kažko ir tas sunkiai važiuoja, ne? Bet čia savo jėgom, ko gerai išvažiuoti jau nebelabai. Tai gal gerai, kad ten toliau ir nevažiavome, ne? Bet ir top, turėjom to, ko nesitikėjom.